Atjaunėjimo technikos. Aš veikiu taip, kaip veikia kūrėjas. Makro gelbėjimas. Sveikatos norma 30 metų amžiaus pagal kūrėjo kanoną. Amžius savo nuožiūra. Mintimis įsivaizduokite save Dievo sielos erdvėje, kaip aukso šviesos spindulių rate, užpildanti visą erdvę. Spinduliai apgaubia mus iš visų pusių, prasiskverbia į kūną, išvalo kiekvieną ląstelę, o taip pat ir subtilius kūnus, ir tokiu būdu mes patiriame neapsakomą lengvumą, laimės būseną ir energijos aprūpinimą iš amžinojo gyvenimo šaltinio. Ši energija mus gydo ir jaunina, nes šioje begalinėje erdvėje iš tikrųjų laiko nėra. Darbas su meilės sfera. Meilė formuoja harmoningą viso pasaulio pažinimo būdą. Jeigu pasaulį suvoki harmoningai ir laimingai, tai reiškia, kad kartu su juo tobulėji. Gyvenimas su meilė yra vienas iš pagrindinių amžinojo gyvenimo aprūpinimo priemonių. Taikant skaičių serijas į meilės sferą ar į bet kurią kitą informacijos objektą, arba reikiamos informacijos perkelimą į reikiamą sritį, galite greitai apmokyti ir informuoti bet kurį realybės objektą. Toks veiksmas yra kūrybiškas kiekvienam ir yra skirtas amžinojo gyvenimo užtikrinimo krypties ištobulinimui, kuri pasiekiama ne per prievartą, o pasirinkimo laisvę, pagrįsta žiniomis. Šis metodas gali būti naudojamas ir savarankiškam mokymuisi, pavyzdžiui, kaip atjaunėjimui arba mokymasi užsienio kalbos. Tam reikia mintimis išdėlioti studijuojamus žodžius arba jauno žmogaus atvaizdą patalpinti į meilės sferą. Įsivaizduokite, kad ši sfera yra apie 5 cm virš jūsų galvos, iš kurios kūnas sugeria šviesą ir informaciją, papildomai skaičių seka 141111963. Atsiranda labai greitas savarankiškas žinių įsisavinimas ir technikos supratimas. Per meilės sferą galite perduoti gydomąją informaciją savo organams ir kūnui, o taip pat kitiems žmonėms ir visai savo aplinkai. Taip galite išmokti sveiko, harmoningo ir laimingo gyvenimo. Tekstas paimtas iš Grigori Grabovoi knygos Koncentracija į skaičius, siekiant atkurti gyvūnų kūnus. Liubov, meilė. 888. Liubov. 412. Meilė. 1289018. Meilė. Meilė amžina. 888. Meilė. 912. Meilė. 818484. 148 542 32190. Universali sistema gali būti taikoma viskam, visada ir visur. 214 5432. Prisikėlimas, nemirtingumas, gydymas. Tariant šios skaičius, vėžinės ląstelės miršta. Grigorijos Grabovos kūrinius galime įsigyti svetainėse. Dezoksiribonukleinorūgštis DNR 531 84 85 4961. Taip pat galite koncentruotis į DNR spiralę su skaičių serija 894791. Norint išugdyti aiškiaregystės valdymo gebėjimus, aprūpinti visur save amžinuoju gyvenimu ir visuotiniu atjaunėjimu. DNR struktūroje yra informacija apie RNR skirtingų rūgščių
skirtingų rūšių baltymų struktūrą, žmogaus DNR ląstelių branduolyje randama chromosomų sudėtinių dalių. Sutelkę savo dvasios jėgą į ląstelių branduolius, galite kūne sukurti amžinojo gyvenimo DNR. Adeninas. Formulė S5H5N5 518 471 219 49. Guaninas. Formulė C5H5N5O 519 514 319 81. Cheminių elementų sudėties normavimas, koncentruojantis į skaičius Grigorijui Grabovui. Timinas. Formulė C5H6N2O2 514 891 691 78. Citizinas. Formulė S4H5N3O 849 371 219 84. Tegul tai būna per amžius ir iki begalybės. Fiksuoju rezultatą pagal visus realybės objektus, kūrėjo šviesoje sielos fone ir pervedu šią valdymo sistemą į nepertraukiamą valdymą nuo šiandien iki begalybės. Video sukūrė ir įgarsino Sigutė.